girdėjom apie tokį projektą, kuris vadinasi My Story. Ir matėm daug filmukų. Ir galim nuoširdžiai pasakyti, kad labai patiko. Kodėl tau patiko? Man patiko, kad ten dalinasi patirtim, sužinai, kaip vyresni žmonės, kuo gyvena. Daug dar kultūrinių dalykų iš mūsų šalies galima pamatyti. Pasimokyt. Tikrai įdomiai padaryti ir verti dėmesio. Manau, kad vyresni žmonės irgi turi kažko iš mūsų pasimokyti, tai tikiuosi mes keisimės patirtimi. Būsim įdomus vieni kitiems. Mano vardas Laura. Aš Ieva. Mes žiūrėjome filmukus iš projekto My Story. Ir mus labai įkvėpė tų vyresnių žmonių istorijos. Ir netgi Laura. Jo, aš paskambinau savo močiutei iš karto, nes labai norėjau išgirsti jos prisiminimus. Iš tikrųjų nesusimąsčiau anksčiau, kiek vyresni žmonės turi sukaupę patirties ir kiek gali papasakoti mums, kiek pamokyti ir suteikti daugiau žinių apie įvairias sritis. Ir tiesiog tai labai įkvėpė ir mus, kad dar ir vyresni žmonės gali daug tobulėti ir suteikti kitiems žinių ir mums irgi.